Trauksim istorinius aparatus, ne? Kiečiausius istorinius. Sustojom, įrankiai jau ištraukti. Na, nebūtų sena technika. Mėlači, kaip sakoma. Vieną kartą turėjau įvykį tokį. Ir aš čia važiuoju. Gazo. Ir va šitas varžtas, taip. O šitas iš fiksavimo išsisuko. Išsisuko ir užstrigo. Ir kada čia garsas nepasileidžia, tai teko užgesint. Ir nesiveržt. Dabar profilaktinis paveržimas. Ne, jau pradėjo vėl strigti, bet jau, žinau, kas bus, tai... Va. Viskas. Jei kam nors reikia šitų dėklų įrankiam, tai rašykit. Mano nuostabioji planetukė. Šiam 3 metai, aš sakyčiau, tai meno kūrinys, o ne motociklas. Aišku, dauguma sako, kad tai yra triperis ir taip toliau, bet... Manau, kad jūs tikrai klystat. Su šitą planetą aš važinėju 3 sezonas, tiksliau, šiemet bus 3 sezonas. Kai pirkau buvo 4,5 tūkstančio kilometrų, dabar 15,5 tūkstančių.
visiškai nieko nedaręs. Absoliučiai. Neskaitant, kad, tam žvakės, tokios smulkmenos, tai reikia pasikaitalioti, bet esminių kažkokių remontų tikrai nesu daręs. Kaip aš ją įsigijau, tai labai gerai atsimenu, kai ją įdėjo iš garažą ir Dainius parašė komentarą, kad ten domina jau jį. Greitai skambinu Dainiukui, Dainiau, blembas, aš labai noriu šitos planetos, žiauriai noriu. Gerai, sako, svarbiausia, kad į Alytų jinai atvažiuos. Tai suskambinom, tiksliau išėmė skelbimą iš karto. Savaitgalį nuvažiavom, pasikrovėm ir tą pačią dieną užkūrėm, vos tik įdėjus naują akumuliatorių. Šitas motociklas man labai svarbus. Labai daug džiaugsmo suteikęs. Jeigu pasiūlytų gerą kainą, ar parduotum? Be šansų. Nėra tokių pinigų, kurie nupirktų už tą motociklą. Galit ir į Harley naujausią duoti. Ne, nereikia. Čia yra istorija. Tikiuosi, mano vaikai džiaugsis, o gal net ir vaikų vaikai ir sakys, va, čia senelio buvęs. Arba parduos. Arba išmainys į Harley. Naują. Tačiau bus jų reikalas. Man neįkaino. Jo trosai, pacoso, gazo, kišelkos vis dar yra gamykliniai. Tai seniau eidavo medžiaginiai troseliai, tiksliau medžiaga dengti. Dėja, tokie kaip sankaba, stabdžiai, tiesiog neatlaiko, jau reikia keisti juos. Jei kas nors turi, lemba, bet manau, kad nieks neturi. Tai buvo perdažytas bakas, bet tik vienintelis, nes buvo labai daug išpuvę. Tiesiog nuo benzino ar nuo kažko. Išpieštos, paryškintos juostelės visos. Aišku, pakeistos kaladėlės, kas labai svarbu. Ir padangos, nes su senom padangom gal kokį 1000 kilometrų nuvažiavau ir liko visiškai plikos. Dėja pakeistas stikliukas, tas šitas lankelis, nes taip bestovint Berkšiukė buvo pargriuvus. Čia jau nuovadėlas, bet jau be veidrodėlio kažkaip sunku važiuoti. Gali pažiūrėti, kaip padarytas tvirtinimas. Norėjau ir dešiniai pusiai, bet dešiniai neįmanoma, nes patsasas. Ir aišku, uždėta dar bagažinė. Visą laiką labai skeptiškai žiūrėjau į šitą daiktą, bet po seno motociklo nusprendžiau tikrai daugiau niekada jos nenuimti, nes tikrai superinis dalykas. Čia laikom ir rakandus visus, kurių gali prireikti. Tepalus, pirštinės, visokie. Vienu žodžiu, viskas, ką reikia, čia laikom. Gal labai norėčiau gauti, irgi neįmanoma, aišku. Tai sėdynė. Būtent tokia, bet
nes pas mane jau yra įplyšus. Bet čia tik tai svajonė. Ai, dar radau. Kraniuką pakeičiau, iš tikrųjų. Į naujesnį, nes... Dėja. Pats kiečiausias dalykas. Gimtadienis. Gimtadienis. Visos šitos smulkmenos ir padaro tokį didelį malonų. Nežinau ką. Karačiui.